Pirmąjį konkurso savaitę įpusėjus, nusprendžiau pasižvalgyti, kaip atrodo dalyvių svajonių mokyklos. Jei dar negirdėjai apie konkursą, paskubėk ir keliauk į konkursas.redfoxcloud.com. O dabar lekiam apsižvalgyti. Nu va, čia pirma mokykla darželį gėlyčių kažkokį turi, čia va dar statulą kažkokią. Nu čia darbas, kaip matot, vyksta, tai čia viskas normaliai. O, istorijos kabinetas yra, nu labai gražu, tikrai pasistengta labai. Nu čia dar va bokštas toks biškė, toks keistas truputį kaip kalėjimo kokio, bet nu gražu. Linkėjimai ir dovanėlė. Nu, čia va jau kita mokykla stadioną turi. O ir dar vienas, čia ledo rytulio kažkoks tai turbūt, ne? Ai, oi, čia krepšinė. Nu, į mergaičių talėtus tai neinam. O, va, biblioteka čia kokia, oi, tu savo ir kompiuteriai, ir knygos. Taip, būkite tylus ir gausi like mygtuką. Ai, tai čia labai gera proga pasakyti, kad paspauskit like mygtuką, jo. Direktoriaus kabinetas. Oi, čia va, ir kiaušinį turi, ten kompas. iPhone 15 Pro. Oho, koks senas. Linkėjimai, dovanėlė. O, Hario Poterio namuks. Nu, gražu taip, nu, ar gražu taip daryti. Dar viena mokykla. Tualetas visiems, Linkėjimai ir dovanėlė. Oi, čia kažkas tai gyvena liktais, ne? Oho. Taip, ar čia bažnyčia? Lapinas. Oi. Taip, dėmesio, vyksta renovacijos darbai. Gerai. Lapinas. Dovanėlė. O, čia tai visas kompleksas tiesiog. Nežinau, kas šitą rašė, bet čia tikrai ne aš buvau. Dovanėlė. Oi, nu viskas, pavargau, šitą mokyklą tai jau tikrai paskutinė. Čia visai nieko. Ir salė kokia tu klausyk, vai. Linkėjimai, dovanėlė. Na, visų peržvelgti tikrai nespėjau ir dėl to labai atsiprašau, bet jeigu tu dar nori sudalyvauti ir spėti laimėti 20, 10 arba 5 eurų nebus dovanų kuponą į Redfox Cloud serverius, keliauk į konkursas.redfoxcloud.com ir prisijunk į serverį.